Nupirkau vyrui naikojines, savo štai tokias šlepetes, į vestuvės savo štai tokias basutes, kaip bateliai. Labai patogu man bus šokti per vestuvės. Taip pat savo kėdukus tokius, man dar vieni patiko, bet dėja ant kojos jie man netiko. Ir štai tokia tunika. Aš ją pirkau nesimatavusi, šiaip man atrodė, kad ji labai faina, bet kai pamatavau, man ji tokia kaip didoka, laisvoka, tai nežinau, gal kaip naktinius panaudosiu, tiesiog miegoti. Na, ruošiuosi vestuvę. Tu laisva kaip nukūgėlė, įledyje akims daina. Dar vieną pjūvį. Pirmas gabaliukas priklauso jums. Na, aš jau po vestuvių namuose, žiūrėkite, kokių dovanėlių parsivežiau. Štai toks meškutis čia, medus jame. Ir ant stalų buvo padėtos tokios dėžutės, taip pat kiekvienam iš vestuvių dalyviui, kas dalyvavo vestuvėse, po dovanėlę, tai muiliukas toks širdutė. Ir ant abiejų šitų užrašyta ačiū, kad buvote kartu, Kristina ir Marius. Vestuvės buvo labai linksmos, labai fainos. Tikrai nuo širdies prisišokau, buvo linksma. Oi, atėjom uogauti, šiandien apniukęs oras, vakar patekom po lietum, nesuprantu tos orų prognozės, rašė, kad bus nuo 11 lietus, bet jau iš pat ryto miške mus sulijo, šiandien vėl apniukę nuo pat ryto, tikiuosi nepermirksiu. Kad čia dar papasakos, tiesa po vestuvių aš nuo kaklo papuošlo gavau alergiją. Kaklas visas buvo ištinęs, nusėtas puslelėm, niežtintis, toks patinęs, visas dienas nuo alergijos vaistus vartojau. Šiandien jau kaip ir visai neblogai, tikiuosi greit viskas praeis. Tai pasirodo, ne visi man metalai tinka. Man miške nepatinka drėgnas oras tuo, kad tada uodai, tos stambios musės arklinės, kada saulutė nėra nei tų uodų, nei tų musių, nei jokių kitų vabzdžių. Ar jūs matėte voveraitę tokio dydžio? Sunku patikėti. Šiandien Rojus padėjo uogas rinkti, nors aišku, jis daugiau valgo negu renka. Tai vis tiek jam tokį slaimą nupirkau. Kaip paskatinimą tokį, kad sekantį kartą mažiau valgytų, daugiau dirbtų, juokauju. Šiaip, na, vis tiek šiokia tokia pagalba iš jo buvo. Ties Krikšto mama atsiuntė į siuntinuką, štai tokia užrašų knygutė, tokia va taupyklė ir toks va katinėlis, kurį galima spalvinti. Tai portretas katinėlio toksai. Ir tėja sako, taip keista, pakračiau taupyklę ir jaučiu kažkas joje yra, atidariau, ogi čia pinigėlių. Tai štai tokį pakabutį raktų nupirkome. Galima ir prie rankinės kabinti, kur nori.